Ar viskas, kas natūralu, yra automatiškai naudinga ir saugu mūsų sveikatai? Tendencija rinktis natūralius produktus ir gydymo būdus yra dabar labai stipri. Tačiau ar visada natūralu reiškia saugu ir efektyvu? Juk ir nuodingi augalai yra natūralūs. Kai kurios žolelės gali turėti stiprų poveikį ir sąveikauti su vaistais, o netinkamai atliktas masažas naudojant natūralius aliejus gali sukelti alerginių reakcijų. Be to, natūralūs papildai ne visada yra gerai ištirti. Ar nemanote, kad reikėtų būti itin atsargiems ir kritiškai vertinti visus natūralius teiginius, pasikonsultuojant su kvalifikuotais sveikatos priežiūros specialistais? Prieš pradedant naudoti bet kokius natūralius gydymo būdus ar produktus, visada pasitarkite su savo gydytoju ar kitu kompetentingu specialistu. Natūralu nereiškia be rizikos. Kokia jūsų nuomonė apie natūralios medicinos ir saugumo santykį?